Daugiausia dopamino aš pasigaminu realiai, tikriausiai kažką tai užfiksavus ir padarius. Aš labai nemoku džiaugtis, bet iš tikrųjų kažką tai sutarus. Mano kalendoriui sudėti sportą. Bet visą laiką aš pasižiūriu ir man, jeigu sako, kad, man labai reikia susitikimo, gerai, ir aš tada treneriui labai atsiprašau, šiandien neateis. Tikrai yra krūva žmonių, žinau, kurie ten nepradeda savo darbo dienos, ten nepasportavę, pavyzdžiui, ne? Ir jie ten pradeda nuo 11 ir tikrai aš tikiu, kad jie yra daug turtingesni už mane, gal net sveikesni už mane, ne? Iš tikrųjų, čia šventa taisyklė, visiems, bet kur. Pavyksta tas, ką matuoji. Kas, ko nematuoji, niekada neįvyks. Tai visų pirma, tai aš irgi labai jums noriu padėkoti, kad radot laiko. Kas jums suteikia energiją? Nes vieniems kaip tik, pavyzdžiui, bendravimas, jisai suteikia energijos, kitiems jis kaip tik atima energiją. Sportas vieniems suteikia energijos, nors kaip ir fiziškai lygiai pavargsti, bet gauni kažkokių hormonų ir tada kaip ir geriau jautiesi. Kas jūs pakrauna? Daugiausia dopamino aš pasigaminu realiai, tikriausiai kažką tai užfiksavus ir padarius. Aš labai nemoku džiaugtis, bet iš tikrųjų kažką tai sutarus. Ir ten kažkas, kas vizualiai sutarta. Tai yra nemaži, tai yra didesni projektai, bet aš labai stengiuosi surasti, kas tas bus. Tai dėl to aš savo keliu KPIs visą laiką. Tas man labai padeda. Jeigu aš dariau dabar forumą, įsivaizduoju, virš 900 000 investicijos į tą forumą, tai yra 70 pranešėjų ir paralelinės sesijos dalyvių. Ir tada aš savo keliu tikslą, ar ne, kiek bus asociacijos narių, ar įstos, čia ne kaip tik tikrinau, ar pasitvirtino mano žodžiai, ar ne, tada vertinu, kas socialiniam, kiek tinkle pasidalinimų yra ir taip toliau. Ir tada man sugeba tas, tipo gerai, arba blogai. Tai tie dalykai pakrauna, bet be abejo, sportas, aš nežinau, ar man labai padeda, ar tas bėgiojimas, ar ta valanda 20 su ausinėm tik tai vienam. Ir anksčiau aš ten dar bandydavau kažkokias audio knygas klausyti ir taip toliau, bet aš dabar tai tiesiog tiek muziką klausau ir mane tai labai pakrauna ta pabuvimas. Tai dar nežinau, ar tas fizinis prasibėgimas, ar ta valanda 20 su ausinėm tik tai, aš stengiuosi 2 kartus, kartais 3 kartus į savaitę išeiti į bokso salę, kas labai vyrui pakelia tikrai, nes mes turim sparingus, turim visus dalykus, kas tikrai labai pakelia to. Ne visada pavyksta, nes krūvis mano daro ką, kad aš vieną savaitę pasportuoju intensyviai, o kitą savaitę aš nei karto nevažiuoju. Pavyzdžiui, šią savaitę aš nei karto tikriausiai nenueisiu, nes šiandien mes čia, rytoj aš Lenkijoje, poryt aš Vokietijoje, penktadienį Vokietijoje, šeštadienį vakare grįšiu pavargęs, sekmadienį šeima, ir šitą savaitę jau sugriuvu. Kita savaitė tikriausiai vėl bus nuo pirmadienio iki penktadienio sportai, nes tu pasiilgsti to, tai, to balanso man biškį trūksta, bet gal jisai kada nors atsiras. O kaip galvoja, to balanso trūksta dėl to, kad tiesiog yra per įtempta dienotvarkė ir tu negali tiesiog planuotis, ar visgi ir kažkokių vidinių dalykų, kad kartais gal tiesiog esat ant tiek pervargęs, kad jau dar papildomai sporto jau net nebesinori. Labai teisingai. Čia yra ant tiek pervargstu, kad iš karto pradeda griūti sveikata. Ta prasme, realiai griūna sveikata. Ir aš jau tą sveikatą biškį ir taip jau tikrai, nebereikalo man antra pusė signalizuoja. Aš tikrai papiknaudžiauju, aš ir sugebu ir pasistatyti antibiotikų, jau nebegeriu, bet lašelinę sugebu pasistatyti, kad būtų greičiau, kad būtų efektyviau. Tu negali, tu turi išeiti į sceną prieš 1400 sukviestų svečių ir tu turi išeiti ir tu turi atidirbti savo tą darbą. Nors sakau, man niekas už tai nemoka. Aš darau tai dėl visuomenės, visų pirma, ne? Visų antra, taip, galbūt sutaupysiu tuos 12 000, net ne tai, kad išleisiu, bet sutaupysiu 12 000, tai yra didelis, 140 000 yra dideli pinigai, kad pasistengti juos uždirbti, ar ne? Tai galbūt dėl to, tai aš šiek tiek, toj vietoj, galbūt ateityje atsiras, kad aš galėsiu prioritizuoti, nes mano kalendoriui sudėti sportą. Bet visą laiką aš pasižiūriu ir man, jeigu sako, kad, man labai reikia susitikimo, gerai, ir aš tada treneriui labai atsiprašau, šiandien neateis. Tai jau treneriai, taip, aš dirbu tik tai su tais treneriais, kurie supranta tą dalyką ir vertina,
bet iš tikrųjų tai, nu, tas esu, kur dažnai kas antrą beveik savaitę parašo, kad sarian, šiandien manęs treniruotėje nebus. Bet čia turbūt irgi atsiranda tas prioritizavimo momentas, nes kaip ir atsisakymo sporto, jūs kaip ir atsisakot savęs, realiai savo laiko, jūs paimat kažkokį būtent, turbūt tas kažkoksai susitikimas būtent iš verslo pusės. Jo, absoliučiai. Ne tai- Absoliučiai verslo. Aš anksčiau neturėdavau tokį blogą įprotį, kad pavyzdžiui, ten kokio asmeninių dalykų, ten kažkieno gimtadienis, ar ten kažkoks tai spektaklis nupirktas bilietas, nedėdavau į kalendorių. Ir aš ten, pavyzdžiui, labai gerai atsimenu situaciją, atsidarau, trečiadienį nuo 19 valandos laisva, nieko nėra. Tarsi nei sporto nėra, nei nieko laisvo. Sakau, aišku, kad susitinkam 19 valandą trečiadienį. Tai buvo tiesiog nupirkti bilietai ir aš, man tikrai labai skaudu, nes mes nenuėjom tada niekur. Ir aš nuo to laiko pradėjau dėti labai intensyviai savo visus ir asmeninius dalykus į kalendorių, nes aš kažkuriu momentu žinojau, kad ten einu, paskui užsimiršo tas realiai ir tai yra labai svarbu. Tai, visi mes netobuli, reikia su tuo prioritizavimu tikrai padirbėti ir manau, kad įmanoma, nes tikrai yra krūva žmonių, žinau, kurie ten nepradeda savo darbo dienos, ten nepasportavę, pavyzdžiui, ne? Ir jie ten pradeda nuo 11 ir tikrai aš tikiu, kad jie yra daug turtingesni už mane, gal net sveikesni už mane, ne? Tiesiog, pas juos taip susidėliojo, ne? Ir taip jie iš to rato kažkokiu būdu išėjo ir ten ryte atsikelia, spakainiai pabėgioja ir ten paskui nusiprausia ir atvažiuoja, papusryčiauja ir pradeda dienos darbus. Mane darbai pasiveja greičiau, negu aš galiu padaryti. KPIs darotės versle, tai yra nusimatot rodiklius, kuriuos reikėtų pasiekti ir tada matot, aišku, tikslą, link ko judat. Lygiai taip pat, kiek žinau, darot ir sporte. Dabar sporte aš nedarau, grįžtu ir labai žadu tęsti savo tą hobį, mesti tos 10 kg, nes aš vėl juos praktiškai esu visus susirinkęs atgal. Tai iš tikrųjų čia šventa taisyklė visiems, bet kur. Pavyksta tas, ką matuoji. Ko nematuoji, niekada neįvyks. Ta prasme, ir čia dabar galim pakalbėti ten tais populiariais žodžiais, ten pinigai ar ten visą kitą. Tai kaip tu susitaupysi ten tą X sumą, jeigu tu jos neskaičiuosi, nepervedinėsi ir nematuosi. Arba kaip tu pasieksi tą dalyką, jeigu tu nedarysi. Tai juokas juokais, bet netgi ir tas subscriberių skaičius, jeigu mes neturėtumėm tų taškų atskaitos ir nekontroliuotumėm, aš manau, kad mes nepasiektumėm arba mes nesiektumėm taip, nes kas nematuoja, tas neįvyks. Tai visur reikia. Tai pas mane visur yra, išskyrus asmeniniam gyvenime, tai yra santykius, aš nematuoju, kiek mes ten praleidom valandų kartu, ar ten su vaikais ir taip toliau, nors aš labai stengiuosi. Ir aš, ten pavyzdžiui, aš dažnai stengiuosi vaikus vežti į mokyklą. Nors man labai susigadina daug laiko, kamščiai ir taip toliau, bet aš tai laikau mano indėlis ir mano, laiką skiriu. Kas gerai pavyksta, nes ryte važiuoju, aš nekalbu telefonu. Bet jeigu, pavyzdžiui, tarkim, su sūnum mes važiuojam į sporto treniruotę, ką mes irgi darom kartu su sūnum, aš visą laiką prakalbu online telefone. Iš dalies man svarbu, aš noriu, kad jisai girdėtų, nes kartais net palieku per mašinos sistemą, kad jisai girdėtų, nes aš irgi iš niekur kitur, aš išmokau iš aplinkos, ką reikia daryti, kas veikia, kas neveikia ir taip toliau. Tai noriu, kad jisai girdėtų, bet iš kitos dalies tai aš tuo metu vagiu iš jo laiką. Nes būna taip, kad mes baigėsi treniruotę, mes atsisėdam į mašiną, aš jį vežu ir mes nei žodžio nepersimetam, nes aš jau ten kažkam pažadėjau, kažkas paskambino, praleidau to žmogaus skambutį, ten reikia atskambinti ir taip toliau. Tai, kaip sakau, čia mes visi netobuli, tai dar reikia labai pasistengti ir labai tikrai man, ta prasme, aš jaučiu didelę skolą tai savo artimiausiam žmonėm. Labai vertinu, kad jie mane supranta, labai vertinu, kad jie mane palaiko, tam tikrą pridengia ir, pavyzdžiui, šį šeštadienį mes filmavom pagal Jurgį siužetą, tai Jana pilnai dalyvavo. Vaikai šunį prižiūrėjo, nors irgi man dukra sakė, taigi čia savaitgalis, taigi mes čia tą sutarėm ir taip toliau, bet aš tiesiog kitų datų neturėjau, mums ten reikėjo pasidėlioti projekto pradžią ir reikėjo pafilmuoti, Jana pilnai dalyvavo ir palaikė, kad mes ten būtumėm greičiau, konkrečiau, greičiau pasibaigtumėm ir eitumėm jau į savaitgalį su vaikais. Tai toj vietoje aš
biškį feilina. Bet iš kitos pusės tai yra labai kaip ir gerai, kai sugebat įtraukti šeimos narius, tiek ir, kaip ir paminėjot, žmoną įtraukiat ir tai būna irgi laikas kartu, nors tai gal pavadinsi nekokybiškas laikas, bet vis tiek tai yra skiriamas laikas, lygiai taip pat su sūnum sportuojat kartu, tai irgi galbūt ir tiek ir padeda. Aš ir su sūnum, ir su dukra sportuoju, nes negražu sakyti, mes su Monika einame į boksą. Ir labai vertinu, ką daro mano treneris Martynas, kad jisai žino, kad Monikai reikia tam, nelabai jinai ten nori eiti, jai reikia tam tikro prieimo ir jisai specialiai skiria dėmesio, jei aš ten galiu tuo metu daryti pritūpimus, atsilenkimus taip toliau, ir jinai ir ant lopų padirba, ir prie maišo padirba. Tai smagu. Ir jei mes kartu tada nueinam, kartu pareinam, sekmadienis, jokių telefonų, jokių ten tų trigerių kitų, ir jinai užduoda man tam tikrus klausimus tada, toks ir ten, žinai, deguonies gauna smegenys, ir toks įdomi patirtis. Tai aš išnaudoju, iš tikrųjų, stengiuosi išnaudoti savo artimuosius, judant link savo tų tikslų, ir tą laiką stengiuosi efektyviai. Mes su sūnum buvom pradėję ir sportuot kartu autosporte, ir aš tada skirdavau laiko daugiau. Aišku, jisai dabar šiek tiek supasavo, nes visur konkurencija yra labai sunku ir ne visi gali su ja susidoroti ir reikia mokėti atsistoti, tai jisai dar kol kas mokosi pas mane po nesėkmių atsistoti iš to, bet man patinka tada ir jeigu mano antra pusė eitų ten, nežinau, į makiažo pamokas ar ten atidarinėtų kažką tai irgi, kas jai būtų labai įdomu, aš tikrai mielai prisijungčiau ir įsitraukčiau, nes jinai lygiai taip pat dirba ir labai daug dirba. Dabar va, sirgdama, kosėdama, jinai sėdi vis tiek prie kompo, daro atrankas žmonių visam pasauliui, nes dabar ir Lenkijos pardavimų vadovo naujo ieškom, ir muitinės tarpininkų Lenkijoje reikia pastiprinti, ir čia aš jau gal einu link to lygmens, kad vat, ir tas vairuotojas galėtų atsirasti, dar štai jinai turi to daug didelį krūvį ir stengiasi dirba, tai aš irgi ją skatinu, kad jie atsirastų kažkokie tai hobiai, pomėgiai, kur tiesiog visai iš to tokio, žinai, ofiso kabineto, iš to kostiumėlio galėtų iššokti į kažką tai tokio visiškai kito, ir aš tikrai irgi eisiu. Ir aš tikrai eisiu ir darysiu. Lipdytai lipdysiu, ten dažytai dažysiu, ten, ta prasme, ir aš labai mėgstu mokytis, ir man nuo mokymas aš tiesiog kaifuoju. Prieš filmavimas bus galima grimą dėtis, irgi turbūt atsiranda pliusų. Ir turbūt tas sportavimas. Prieš filmavimą, va čia pasakysiu, pasidalinsiu patirtim. Grimą užsidėti dar matį šunės, bet va reikia mokėti jį nusiimti. Nes va aš pusę dienos vaikštau, mano telefonas visas, kaip visų moterų ten tas grimos, man akis į galą dienos pradeda graužti. Ir čia viskas yra nekokybiško nusivalymo, nes irgi ten yra matyti technologija, kur reikia kažkaip tai kvadratais nusivalyti teisingai tą grimą. Tai va tą aš labai norėčiau išmokti pirmoje vietoje, iš tikrųjų. O kalbant pavyzdžiui, dėl svorio reguliavimo, dauguma sportininkų profesionalių naudoja tas vadinamas cheat day. Ir tai man be galo padeda, kad visą savaitę tu valgai kiek įmanoma taisyklingiau, pavadinkime, kiek įmanoma sveikiau. Ir tada vieną dieną tu leidi savo bet ką. Ir tas leidžia labai ne tik, kad psichologiškai kur kas geriau jaustis, kad tu leidai savo, bet ir tai netgi ir fiziologiškai šiek tiek organizmas kitaip suveikia, kadangi jis gavo didelę užkrovą, jis jaučiasi, kad, neatsiranda kažkoks jam stresas. Turiu omeny, kad jis badavo, tarsi, ne tai, kad, vėlgi turbūt reikia suprasti, tas sveika gyvensena, tai nėra badavimas, tai yra tiesiog kažkoksai, kiek įmanoma, tai sveikesnis maitinimasis, bet vis tiek tai yra kažkoksai ribojimas savęs. Ir va ta diena, jinai leidžia labai tiek ir atsigauti emociškai, tiek ir netgi rezultatais yra geresnis rezultatas. Taip. Pas mane labai panašiai, tik tai pas mane cheat vakarai gaunasi. Bet čia yra pats blogiausias. Aš ryte galiu nevalgyti nei torto, nei nieko saldaus, nieko galiu nevalgyti, o paskui nuo kokių 4 man pradeda trūkti energijos, būna daug kažkokių tai blogų emocijų, visų kitų dalykų, kurias aš užvalgau, ir vakare tada sakau, blema, šiandien buvau geras, galiu kiniečių sau leisti, arba ten dar kažką tai, ir kitą dieną ryte vėl atsikeliu, ir čia mes turim didelį kolektyvą, tai daug tortus, aš ryte net nenoriu į tą pusę žiūrėti. Tai man reikėtų pakeisti iš cheat vakarų į cheat rytus. Ir turbūt labai pasikeistų, man taip iš tikrųjų irgi anksčiau veikdavo, ir irgi yra tokios skirtingos teorijos. Vieni sako, kad tas kalorijų kiekis per dieną suvartotas, jokio skirtumo, kada tu suvartoji ryte ar vakare, tai yra vis tiek bendras kiekis, kurį tu suvartoji. Bet ką aš pastebiu, tai būtent tas vis tiek metabolizmas greičiau veikia ryte, tu daugiau išnaudoji visko, ir tas ir nesikaupia. Tu ryte iki 12
valandos yra netgi toksai pasakymas, tu gali ten valgyti tortus ir nuo 12 jau tada valgyk kiek įmanoma sveikiau ir tada viskas apsikeis. Netgi įdomu iš tikrųjų būtų pakeisti pas jūs tiesiog ne tai, kad keisti mitybą, bet tiesiog sukeisti cheat vakarus su cheat rytais. Ir aš taip manau, kad būtų daug geresnė, daug greitesnis tikslo siekimas, kurį jūs norite. Padarys kokį realybę. Padarysim eksperimentą. Turbūt su jumis galėčiau kalbėti iki vakaro, bet kadangi esam sutarę laiką ir tikrai matau, kaip jūs spaudžia visi darbai, tai aš tikrai noriu labai padėkoti už tokį atvirą pokalbį. Taip pat norėsiu palinkėti, kad pavyktų pasiekti skirtingose srityse įvairių skirtingų pasiekimų ir kuriuos ne tik, kad pasiektumėt, bet dar sugebėtumėt jais pasidžiaugti ir juos įvertinti. Tai tiek pat ir galbūt ir kažkokio svorio metime tie 10 kg, aš manau, kad lengvai ištirps pakeitus tą mitybą vietomis. Įmonė auga tikrai labai sparčiai, tai linkiu, kad ir kuo daugiau tų sienose stovėtų Banastos vėliavėlės ir vairuotojai kirstų sienas su Banastos pagalba. Žinoma, asmeniniame gyvenime, kad kuo daugiau laiko pavyktų rasti savo, o svarbiausia ir šeimai. Ačiū. Tai ačiū irgi labai. Ačiū. Sporto sudedamoji dalis tai yra traumų prevencija ir viena iš jų yra apšilimas. Kaip pats su tuo kovoji, nes kiek ir aš pats tekdavau sportuoti, tai apšilimas yra tokia, atrodytų, pats nuobodžiausias dalykas. Tu nori iš karto eiti prie rimto sportavimo, kažkokių pratimų ir reikia daryti tą apšilimą. Tai iš tikrųjų, ar reikia daryti apšilimą, ar pats darai ir kokia būtų tavo tokia patirtis? Ne, aš esu iš tų žmonių, kuris tingia daryti apšilimą. Irgi tiek metų irgi sportuoju, toks atrodo, norisi tiesiog greičiau ateiti, normaliai pasportuoti ir išeiti. Nes jeigu ten irgi susumuosi visą apšilimą, tenais aktyvacinius pratimus, to pačio sporto, paskui dar nueiti ar kokį presą padaryti, dar pasitampyti iš jūsų salėje, vos neprabūčiau 3-4 valandas. Jeigu taip iš mano pusės. Arnoldas praleisdavo po 2,5 valandos, bet 2 kartus per dieną. Tai va, taip ir gaunasi, žinai, tai vos nereikia gyventi. Nes pas mane tos vis tiek treniruotės ir daug intensyvesnis ir užtrunka ir visko, tai man reikia tai pamatuoti. Tai pavyzdžiui, aš jau tempimams laiko labai neturiu. Nes tada, toksai labai ilgas laiko tarpas salėje gaunas. Nes apskritai, kalbant apie tą laiko trukmę salėje, rekomenduočiau gryno tokio darbo, neskaičiuojant apšilimo, jau nuo pirmo pratimo pradžios iki pabaigos, kad būtų nedaugiau negu 60 minučių. Nes jau virš valandos, tai kaip tik išsiskirinėja kortizolis, streso hormonas ir vis daugiau žalos padarys negu naudos. Tačiau vis tiek stengiuosi visą laiką, kaip pradėjo, tai geros 45 minutės atidirbot ir išeinat ir pilnai užtenka. Ir aš pats savo irgi tą patį dar. Nuo pirmo pratimo iki paskutinio stengiuosi valandą tilpti ir viskas. Tai va taip geriausiai man būna ir geriausi rezultatai, pats geriausiai jaučiuosi. O ne kiekį ar kuo daugiau daryti ir tikėtis, kad bus dar daugiau. Tai čia taip pat norėjau paminėti. Ir dėl apšilimo. Tai dėl apšilimo, jo, tai reikia. Aš pats, kai pradėjau sportuoti 2 metus, neapšilęs jau štangas spausti ir gavau traumą, biškai įsiplėšiau raumenį. Tiesiog be apšilimo daug svarų užsidėjau, galvoju, ką čia man reikia apšilinėti, man čia buvo kiek ten, vos ne 17 metų. Tai va, tai pamoką gavau tą. Tai aš manau, kad faktas, kad vis tiek prieš bet kokį aktyvumą, prieš bet kokį sportą, treniruotę reikia būtinai pakelti kūno temperatūrą, kad vis tiek apšilt, kad negautų traumos, o neįsiplėšti jokio raumens ar sausgyslės nepasitempt ir kelsta kūno temperatūrą, tada kūno tu paruoši darbą ir tada pradedi treniruoti. Tačiau galima, pavyzdžiui, pradėti, jeigu labiau taip nesinori, tai galima pradėti nuo preso treniravimo, pavyzdžiui, kalbant apie sporto salį treniruotės. Tai preso padarius vis tiek tu greit sušilsi, apšilsi ir toksai greičiausias, lengviausias būdas. Bet faktas, aš manau, tas, kaip atėjimas ant to kardio treniruoklio, ar tai dviratis, ar tai greitas įimas būtų, iki 10 minučių, tarp 5 ir 10 pakeli kūno temperatūrą, pajauti biškelių prakaito, tu jau sušilęs, tada padarai tuos aktyvacinius pratimus, pavyzdžiui, jeigu aš darysiu ant kokias kojas, tai pradžiai kūnas pastoviai adaptuojasi, ką mes darom. Tai jeigu aš darau kojas, tai man reikia pradžiai treniruotis padaryti tokius pratimus, vos ne paruošti ir duoti signalus kūnui, kad aš tokius judesius atliksiu. Tai būtų, pavyzdžiui, su kūno svoriu pritūpimai, įtūpstai, tenais pritūp, pabūti įtūpus, ištempti kojas, palaikyti vien tik tos judesius. Pavyzdžiui, krūtinę, kaip, pavyzdžiui, vyrai labai mėgsta daryti, tai padarysiu kokį pradžią atsispaudimų. Nes jau tokius, padarysiu judesius, kuriuos aš jau darysiu likusią vos netreniruoti. Tai kūnas jau kaip tik siunčia signalus ir paruošia tam darbui. Ir patį pirmą pratimą, kurį pradedu, aš irgi visą laiką paimu lengvesnį svorį. Su lengvesniu dar padarau, kad nes iš karto, prasijudina sąnariai, pačiam lengviau daryti ir dėl to jūs tikriausiai irgi daugelis turėtų pastebėti, kad dažniausiai netgi 2 arba 3 seriją darant yra daug lengviau negu pačią pirmą.
Taip atrodo, tu padarai, taip sunkiau, jeigu tą patį svorį pasiliksi, antrą seriją dar lengviau padarys, nes kūnas tos nepripranta prie to judesio ir siunčia signalą ir adaptuojasi prie to judesio. Tai jeigu čia taip labai paprastai, jo, tai pakelt temperatūrą, padarai tuos judesius, paimi kokias gumas, su gumom gerai rankas prasukti, sąnarius prasukti, tai čia toks elementariausias, paprasčiausias dalykas. Tada, kas liečia tempimus, tai blogiausias dalykas būtų daryti tempimus, tai statinius, tai čia yra, kaip pavyzdžiui, tempiesi, seki kojas ir tai būni bent jau kokį 15-20 sekundžių. Tai tokius reikėtų palikti gale treniruotės, nes tempimas yra atpalaiduoja raumenį. Tai jeigu mes prieš treniruotę atpalaiduosim raumenį arba, pavyzdžiui, ruošimas spausti stipriai ir stumti stipriai ir tūpt ir prieš tą judesį nuspręsim prasitam kojas, dar kažką kaip tik siunčiam signalą kūnui, smegenim, kad mes raumenį atpalaiduot bandom, tai galima traumą gauti, tai dėl to reikia atsargiai. Tai va, tai todėl prieš treniruotę reikia daryti dinaminius. Tai va, tie dinaminiai ir būna. Jeigu, pavyzdžiui, aš koją šiandien darysiu, tai patupinėju, tada pakilnoju kelius į viršų, tai čia va tokie judesiai ir būtų. Tada, kas liečia, tas yra rolai tie, foam rolai. Turėtų, įsivaizduoti, kaip būna salėse tokie kaip pailgi rutuliai. Tai su juo, aš skaityčiau, nes su juo vos negeriausias dalykas yra prieš ir po treniruotę pasidaryti. Kaip aktyvuoji, prasivaluoji savo raumenis, ten kraujo privaro, sušyli, tai va aš jau labai mėgstu. Bet aš pats asmeniškai, kaip profesionaliai sportuoju, tai aš tempimų, sakau, nelabai kažkiek su stovolu prasieinu pats, bet aš pats kiekvieną savaitę vaikštų į masažus, viso kūno patį mane pramasažuoja, nes tiesiog aš nelabai tilpčiau į tą laiką, nes aš vos jeigu ateinu, apšylu, gerą valandą treniruotę padarau, tada paskui dar po treniruotės darau kardio, kad to riebalų deginimą suaktyvint, tai pas mane gaunasi tiek salėje 2-2,5 valandos, man jau vis tiek reikia valgymus sutarbinti per visą dieną, tai aš taip viską apsiskaičiuoju, ar gaunasi prie ilgą laiko trukmė, tai taip optimizuoti kažkaip laiko vis tiek reikia. O jeigu variantas toks, kadangi norisi visą laiką kažką efektyvinti arba rasti tai, kas teiktų malonumą, tai pavyzdžiui, kaip apšilimą, ar geras variantas yra, tarkime, į sporto salę ateiti, galbūt greitesnių žingsnių? Jo, žiauriai gerai, labai gerai. Tai tas pats ir kardio, pavyzdžiui, klientams sakau, kardio jūs jau geros oras net nedarykit salį, kam ten sėdėti. Eikit į lauką, prasiekit intensyviai arba lengvai prasibėgit. Tai aš pats irgi kaip gerai orai, tai kardio net nedarau aš salį.